O dabar trumpam persikelkime į Kauno Crown antikorozinį centrą ir pakalbėsim apie šio įspūdingo klasikinio automobilio konservaciją. Gerai, kūrėm. Pavyko užkurti. Saugos diržas yra, kažin. O, rimtai nėra saugos diržas. Duodai? Ieškojau. Jo, bet rimtai, tais metais taip ėjo ir čia yra tiesa. Nu, važiuokime. Čia jausmas ne, kad automobilį vairuoja kažkokį laivą, nes gabaritai tai įspūdingi. Vairiukas labai įdomus, toks baisiai plonas. Labai didelio diametro, bet žinokit, labai lengvas vairas. Net nesitikėjau, kad toks lengvas bus. Įsivaizduojat, kaip amerikiečiai gyvena senais laikais. Darbai Crown centre prie Cadillaco centro dar tik prasidės, automobilio dugnas bus nuplautas ir bus padengta Crown antikorozinė danga, bet prieš tai galim įsivertinti, kaip automobilis atrodo. Matom, kad jau korozijos paveikta nemažai. Nes prisipažinsiu, prie kėbulo netgi nelabai norėčiau kabintis. Man tas senų automobilių patina visai patinka, kai sušiaušia paviršių ir užlakuoja. Bet po dugnu vaizdelis šiek tiek blogesnis. Ir blogiausia yra tai, kad kažkas jau yra dengęs tą storą dažoma antikorozinė danga ir ją palupinėjus iškart matos, kaip jinai krenta gabalais ir lenda rūdis iš po jos. Ta danga jau pradėjus atšokinėti ir pažiūrėkit, kas po apačia vyksta. Viskas toliau sėkmingai rūdyja. Tai čia tas pats, kas nieko, čia tik pamaskuota. O šiaip automobilis ką? Senas automobilis, daug visko matęs. Ir net matom tokių vietų, kad kažkas ir lopyt bandęs. Bet nepersistengė, palopė, pataškavo su kempu ir paliko. Ir aš įsivaizduoju, kad šio automobilio ateitis greičiausiai pilna restauracija, ne? Jo, būtent šitas automobilis laukia savo eilės. Classic Car Loft restauracijos centras atliks jam restauraciją, bet mes nusprendėm, kadangi automobilis jau ilgą laiką žiemoja pas juos, padaryti rūdžių konservaciją, nes dažnai klientai pristabdo tos restauracijos procesus ir tai gali užsitęsti labai ilgą laiką, todėl Crownas čia padės. Ir apskritai šitas automobilis puikus pavyzdys. Jis turi rūdžių ir mes jį padengsim būtent ant rūdžių Crown alyvinio pagrindo rūdžių konservantą, kad jos neprogresuotų toliau. Tai čia ir yra turbūt vienas didžiausių Crowno privalumų, kad jį galima dengti tiesiai ant rūdies. Būtent ką ir norime šiandien akcentuoti, kad visi automobiliai senesni, naujesni, net ir ypatingai seni, turintys didelę rūdžių struktūrą, gali atlikti šias paslaugas ir Crownas yra idealiai tam tinkanti priemonė, jinai neuždaro rūdies, kaip mes vadinam, šiltnamio efektą, kadangi tai yra riebi medžiaga, kuri su laiku geriasi į rūdis ir atlieka konservacijos efektą. Tai čia priešingas variantas rūdžių tiem padažymam, vadinamiem, kur žmonės gal prieš tech apžiūrą bando maskuoti netgi, ne? Taip, dažnas žmogus nori sutvarkyti rūdis, kad jų nesimatytų, kad mes jūs uždažytume, sako, padarykit taip, kad būtų juoda, gražu ir nesimatytų rūdžių. Bet iš tiesų tada jau klientas turi suprasti, kad tai yra darbas restauratorių, kurie šveičia rūdis, po to gruntuoja, dažo ir finansiškai tai yra, na, ganėtinai brangus procesas. O čia neganėtinai, man atrodo, labai brangus. Nes pilna restauracija turbūt kainuoja 10 000. Taip, ir ne kiekvienas savo gali tą leisti. Pašalinti rūdis skirtingomis technologijomis, padengti skirtingas dangas, tai na, ilgas laiko procesas ir dideli kaštai. O čia 2 valandų bėgyje Crown centre bet kokio automobilio dugną galite susitvarkyti už porą šimtų eurų ir taip ženkliai pagyvinti, prailginti tos mašinos tarnavimo laiką. Dugnai juodi, uždengtos dangos, jos neatlieka tikros tos funkcijos ir kada tu pradedi plauti automobilį, senas sluoksnis pradeda kristi nuo automobilio paviršiaus, nukrenta ir atsiveria rūdis, netgi klientas stebisi, sako, lyg ir tų rūdžių nebuvo. Faktas, kad jis jų tiesiog nematė dėl barjerinio tipo dangos, o kada jinai nebeefektyvi ir po pačia danga būna kartais palenda drėgmė ir kuo puikiausiai ta korozija plinta toliau. Dar blogiau pasidarai turbūt, kad užpurškė ant rūdies kažkokią tai dažomą dangą, ne? Taip, venkite iš tiesų servisų
tokių darbo, galbūt, sakyčiau, metodų, kada yra rūdys maskuojamos, ant jų dažoma, tepama, tai tik tai laikinai jums sukuria tokią viziją. Psichologiškai gal lengviau, ne? Bet iš tiesų tos rūdys jos grįžta bumerangų ir vėliau po tom kietom dangom tie procesai vyksta ir vyksta dar netgi greičiau. Kraunas ir išsiskiria to, kad jūs nemaskuojat rūdies, o jūs tiesiog užkonservuojate, ne, tą esamą rūdį. Priemonė specialiai yra skirta įsigerti į rūdžių struktūrą ir būtent kraunas prilėtina, ženkliai pristabdo tą tolimesnį procesą. Ir pabaigai primenu, kad Kauno Crown antikorozinėme centre vis dar galioja nuolaidos kodas Gazas Dugnas. Su šio kodu gausite 10% nuolaidą Crown paslaugoms. Ir jeigu jums įdomu, kaip atrodo jūsų automobilis iš apačios, ar jis parūdijęs, ar neparūdijęs, tai Kauno Crown antikorozinėme centre vis dar galite atlikti su automobiliu nemokamą rūdžių defektaciją. Tiesiog apsilankot Crown centre užsiregistravę ir meistrai įvertins jūsų automobilio rūdžių būklę. O Crown centrai yra ne tik Kaune. Artimiausia savo Crown centrą, jeigu negyvenate Kaune ir į Kauną važiuoti jums nepatogu, rasite crown.lt, taip pat šiame puslapyje galite plačiau pasiskaityti ir apie visas Crown atliekamas paslaugas.